Sveiki, sveiki, atvykę į Laikyk Kardaną. Šiandien turim teletiltą, Stambulas, Kaunas ir turim gerą use case'ą nusišneku, gerą progą. Karma Experiment vyko šeštąjį kovo 28, jeigu nemanau, 29, nes šiandien yra sekmadienis ir kalbiname Šarūną Pacevičių, kaip netikėta, ne? Kalbina Šarūną, tai sveikas. Šarai, retai tai darom su tavim, tai sveikas. Sveiki, Tadai. Tik ką bandom žiūrėti video ir bandysim pakomentuoti šiek tiek. Tai, bandom aptarti, kas čia vyko ir aplamai, kaip karma pačiam, Šarai, tu man pasakyk. Trasa tikrai labai įspūdinga. Tokių trasų Lietuvoje mes neturim. Iš tikrųjų, organizatoriai yra super, galėtų rengti, manau, tiek XCO čempionatą, tiek maratono čempionatą, nes dabar eiliniais metais, kaip ir visada, Lietuvos maratono čempionatas numatytas Panevėžy, galima sakyti plente, kur vidutinis greitis gaunasi virš 30. Nu, gravel dabar, gravel. Na gerai, imam gravelį tada tebūnie, esmės nekeičia, kaip sakoma. Išvažiavus už Lietuvos varžybose, kaip sakoma, vidutinis greitis maratone, jeigu 60 km važiuoji, tai maks būna 25. O mes čia turim virš 30. Tai nežinau, kodėl čia taip skriaudžia mūsų organizatorius. Tai kaip sakoma. Ok, Šaras atviras kainykas čia šį sekmadienio vakarą. Tai gerai, į detalės nelysim. Pusė 10 vakaras, tai kaip sakoma. Taip, bet Šarai, tu man geriau pasakyk, aplamai karmą tu pagyriai, bet kiek geros trasos visos, kiek išgalvotos, kiek apgalvotos, kiek suplanuota? Praktiškai į karmą mes važiuojam tiek, kiek turim galimybių. Jeigu mums nesutampa varžybos Lenkijoje, kur yra UCI kategorija, tai stengiamės nepraleisti karmos ir į visas dalyvauti. Taip, kadangi karmoje dalyvavom ne pirmus metus, tai trasos nebūna tokios pačios, visada kažkas naujo, kažkur kitaip, arba trasa kardinaliai iš vis pakeista, arba iš vis ten, kur net nebuvo vykdyta kažkada. Tai gerai, dar aptarsim tą karmą, žiūrim gal startą, nes užteks čia kalbėti, jau čia Manikas pavažiavo į priekį, tai startas duotas, 4 ratai užsirašiau, ne? Vyrų jėga varžyboms, tai kaip tas startas, Šarai? Manikas visą laiką taip šauna? Įvairiai visko būna, bet kaip matom, Manikas pirmas važiuoja. Tu ant rato, Laikyk Kardaną ant rato? Taip, aš važiuoju paskui mane važiuoja Ignas Ambrazas, o toliau negaliu pakomentuoti. Nu tai aišku, tu nesidairai, bet tu rašai Facebook'e, visi skaitint, kas žiūrėt šitą video, turbūt kas neskaitėt, kad kažkur Manikas pasigaus tą nelemtą šaką, tai čia daeisim iki to epizodo, tikiuosi, nufilmavai ar nepavyko nufilmuoti? Pamatysim, dabar kol kas tik 4 minutės važiuojam, 3 minutės. Nes startas nebuvo aišku, kada užsidėk žalias šviesoforas. Taip. Tai minutė gavosi, kaip sakoma, vietoj. Okay. Tai nežinau, dar, manau, porą minučių pavažiuosim į priekį. Sekančioj pakalniai pasukus į kairę, to lygumoj bus ta šaka, kai jisai sustoja. Okay, tai šokam turbūt į priekį, ne? Nes čia taip gražiai važiuos, aišku, labai gražus stebėti. Manikas irgi ne pirmus metus mina, to say at least, čia nuo jaunystės, jūs komandžiokai buvę, varžovai, Jėzu, kiek metų nežinau jau, nuo vaikystės. Daug metų, kaip sakant, kas surasdavo kokią komandą, visada pasiimdavo kartu ir Maniką. Arba atvirkščiai, arba jis, jeigu surasdavo, ne? Šitas rečiau būdavo variantas. Tai žodžiu, Manikas irgi gerai valdo dvirką. Čia nėra ką čia šnekėt, jūs čia esat, sakyčiau, jūs 3 dabar šių varžybų ir favoritai buvo podiumas realiai nuo starto. Tu, Manikas ir Ambrazas. Taip, jeigu aš taip paėmęs, kuris paskaitau, ne? Bet tu, dar kol žiūrim šitą, bet tu nesakėjai turbūt niekams, keli tik tai gal žmonės žinojo, ar 14, nežinau,
Buvai po ligos čia prieš mėnesį, kiek čia ligonį gulėjai? Jo, buvau labai stipriai susirgęs. Virusas kažkoks, ne, ten buvo? Taip. Ten vienas... Nu, žodžiu, detalės nelysim, bet tu ten lašalinės gavai, tu gulėjai ligoniniai, tave ten vežė komandžiokas. Ne komandžiokas, su greitaja vežė. Su greitaja, bet komandžiokas ten buvo kažkaip, kai tu ten tuo momentu, ne? Jo, kai man buvo labai blogai, Tomas Imbras man tikrai padėjo. Tomai, linkėjimai, Tomai. Komanda, visada komanda yra, tai jo greitoj vežė, okei, tai lašalinės ir tu ten savaitę, 2 savaitės atsigavinėjai, ne? Tai 1 savaitę gavosi, kad grinai ant antibiotikų ir temperatūra gaudavosi apie 40, o kitą savaitę gavosi taip, kad iki pietų kaip ir gerai, ant vakaro apie 38 ir taip čiut ne 3 geros savaitės vos ne mėnesį buvau vėl iškritęs. Ir tu taip važiuoji, iškritęs ir tada važiuoji, okei, sakytų, niekas nepatikėtų. Aš irgi nepatikėjau, kaip čia taip atsistatė greitai, bet tu dar neatsistačiau, nes nėra dar tos sveikatos. Nu, bet sportininkai vis tiek greičiau atsistato. Važiavom 6 minutės grinas. Tai va, dar biškutį turim pavažiuoti. Jo, čia dabar realiai 6 minutės nuo starto, kaip ir matot visi čia, nes mes nieko nekirpom realiai nuo starto. Ir važiuom, čia užsišnekėsim, čia reikia karpyti. Ir tą mes tą pagalį norim pamatyti, ne? Nu va, dabar įlenda pagalys, labai gražiai neišėjo aplenkti, nes... Vos neįdūrė užpagalį. Nu, nepasitraukė, ant kelio sustoja, tai ką padarys? Kaip sakant, jeigu jisai stoja, reiškia, visi turi sustoti. Tai vien vėžės. Čia kur važiuoti nematau net pagal kamerą. Čia kažkas. Bet yra rodiklės, viskas sužymėta. Dabar ką tu... Nu, va, dabar išvažiavau. O tu, žiūrėk, pagal tą taisyklę, dabar tipo... Daug trasos liko, čia net neverta turbūt... Ne, tai čia nieks ir nesuko, draugiškai ir važiavom, tada jisai susitvarkė, vaistuoji turi atvažiuoti. Va, atvažiavo ir vėl. O tai vėl jisai čia? Okay. Taip, visi kartu važiuojam. Na, nes, žinai, ta taisyklė yra, ne, dviračių pasaulyje. Jeigu... Nu, priklauso nuo žmogaus. Nu, taip. Vienas žmogus yra mandagiai, gražiai pasielgia ir palaukia, kitas, kaip sakoma, atsuka kardaną iki dugno ir viniuoja kiek kaina. Atsuka voštus. Bet, žiūrėk, manikas grįžo, bet šiam čia dabar stresiuko, bet čia ne pirmą kartą mina turbūt šiam čia. Manikai parašy komentarą, čia buvo stresiuko ar čia tau, kaip sako, juoko dainos. Nu, čia vienvėžiai tokie nevaikiški. Nu, čia tas labai rimtas nusileidimas, kad gali nepataikyti į kairę posūkį. Čia, žinai, kas kamera yra per gera kamera. Nes čia net nedreba, atrodo, čia jūs važiuot, čia taip lengvai viskas vyksta. Su elektriniais baikais čia, ne? Ne, elektrinius baikus pažiūrėsit, pamatysit vėliau. Labai įdomus komentarai Šaro. Nu, ten viskas video medžiagoje, aiškiai viskas pasakyta. Jo, nereikės tau komentuoti. Ten, kaip sakoma, veltis į diskusijas kaip ir neverta. Bet čia manikas gerai kenčia. Čia yra ką veikti. Šitas buvo kalnas, aš tai jį neįvažiuodavau, nes... Nu, tai kaip čia dabar įvažiuoji, ką tai? Ne, čia įbėgau. Tu įbėgi dabar? Jo, čia įbėgau, nes tiesiog... O kodėl tai geriau bėgti, o ne kai manikas dabar? Būtų mažesnė žvaigždė, manau, kad galima būtų min, bet pas mane biški priekį didesnė žvaigždė, tai... Kardaną didesnį užsidėjai, nu tai kaip... Nu, aš pasilikęs tą patį kardaną, čia jau kokius 2-3 metus po vienos karmos supratau, kad reikia šiek tiek pasimažinti. Nu, tai... Gali atskleisti, kiek ar nelabai į detalės? Tai nėra įsinai. Įspūdingas 36. Ir jau jūs pasivietėt, va čia yra, man biškai nepatinka, kad va jau jūs pasivietėt. Ne, šitai viskas tvarko, jie mandagiai, jie pasitraukė, iš šono mus praleido, va, žiūrėkit. Nu, okei, šaunuolė, bet jūs kadangi taip vat gazuojat ir sitinka tuos ratu aplenkimus jau iš karto. Ne ratu čia čia, bet jie
Lėtesni, labai lėti. Nu jo, būtų gerai, kad jos arba prieš valandą kokią paleistų. Va būtent. Būtų nice. Jie pravažiuoja, arba kad kažkokią taisyklę organizatoriai padarytų, kad jie privalo tie, kurie pasiveja, juos praleisti. Nu, jiems turbūt kartoja, bet jiems, žinai, kai užpildos akys, tai... Gerai. Skipinam kažkur į priekį. Kad? Tai va mes vėl Manikas turėtų nuvesti ir mes būsim pasiklydę ir Ambrazas nuvažiuos. O tai gerai, žiūrim dešinę, gerai žemyn, bet čia tai viskas vienoda. Čia link upelę nusileisim, bus poskis į dešinę. Koks greitis, aišku, čia nežinai. Čia į kairę buvo, ne? Čia viskas gerai. Čia viskas gerai? Jo, dabar nusileisim į apačią ir suksim į dešinę. Ir va ten Manikas mus nuves tiesiai. O kodėl Manikas važiuoja pirmas, tu pamusakai? Gal tiesiog nori išpurtyti visus, kad kuo mažiau varžovų liktų. Na, ne, bet jūs dviesit greičiausiai su Imbrazu čia sėdit. Nu, gal kažkas dar pasirinkti, bet nežinau, ne? Pagal kvėpavimą girdėjau, kad kažkas labai kvėpuoja, tai pasižiūrėjau, tai paskui mane sėdėjo Dabašinskas, jaunuolis iš Bernatonio akademijos. O Artūras po Ispanijos, kur Kazakevičius? Artūras, nežinau, Vladas mūsų praveda Manikas tiesiai, o čia buvo poskis į kairę. Tai va, mes važiuojam jau. Ir jau toks panikėlė, net čia? Nu, čia va maždaug 10 sekundžių, va atsisuku, Dabašinskas kažkur buvo, nu ir va Ambrazo net... Pėdos net ataušė. Ataušė už kalnų jūrų. Ambrazas irgi ten sakė kitam lygiai. Kaip pasakytum apie Ambrazo dviračio valdymą? Oi, šį kartą, kai jis atėjo prie starto, tai labai nustebino, nes jis buvo su pilnai karboniniu dviračiu. Taip galvojau, iš pradžių pasižiūriu. O kodėl tai blogai? Ne, viskas tvarkoja. Aš, kaip sakant, tavo pradininkas buvau, tai jokių problemų. Bet kaip žinau, kad jisai visada su pilna amortizacija važiuoja, tai mane labai nustebino. Tai iš pradžių pažiūrėjau viršų, žiūriu, nėra mortiko. Nu gerai, galvoju, pažiūrėsiu, gal čia tas... Kur apačioje mortikas, pažiūriu ir apačioje nėra mortiko. Kur mortikai? Galvoju, Ignas, su pilnai karboniu, kažkas, kosmosas. Tai pasme, hardtailas turiu menyje, ne? Jo, Rigida priekį ir hardtailas. Jo, priekį kietą šakę ir jokios amortizacijos, jokio nieko. Tik iš padango, ne? Taip, kadangi visi sakydavo, kaip tu čia važiuoji su tą kietą šakę, o dabar pasižiūri, visi su plentiniu važiuoja čiut ne ant ratlankių ir daužo ir viskas gerai. Tai šitas man niekaip nesuprantama, nes ant MTB tai bent jau padangos yra didelis ir ten daug jos. O ant plentinio, ant gravelio, ten nėra tos padangos, ten visą laiką ant ratlankio daužai. Bet dabar taktika šarai, tipo, neatsukt visos gazirovkės, kaip čia, neatsukt viso gazo, kad, nes dar čia, tik tai 30 minutė. Dar 12 minutė, dar čia važiuot, dar 3 ratai, tausime 4 realiai, ne? Principas tas, kad kuo mažiau daryti klaidų ir stengtis pamatyti akiratį, kad bent jau kažkiek pagerėtų. Kur tas užpakalis, ne? Kur tas ignelio? Kaip matom, kol kas akiratį visiškai nesimato. Gerai, tada šoksim į priekį, kur jį prisivysim, ne? Prisivysim jį, dabar tiksliai nepamenu, postą rašiau, reiktų pasitikrinti, bet man rodos turėčiau antram rate jį pasivyti. Žinai ką, Hebra prašė 15 minučių video, pas mus jau 14 minučių kalbėsinos apie varžybas. Tai bus ilgesnis video. Tai čia 13 minučių važiavimo, minutę reikia atmesti. Tai 14 mes bazarinam jau apie tai, kad apie mūsų nusišnekėjimus, mano nusišnekėjimus tavo ekspertų. Kas čia? Oh my god. Būčiau tiesiai nuvažiavęs, toks vaizdas už tą kamerą. Eik, tu savo, čia kaip su dronu dabar varom. Jo, vaizdas tikrai įspūdingas, nes aš galvau, kad čia... Barškės viskas. Viskas, barškės, traškės, vaizdas ten krypuos ir panašiai. Jau Ambrazas... Subiniuzas matosi. GoPro reklamą, kuris niekas neprašė. GoPro 12, Black Edition. Žiauriai gerai stabilizuoja, bet kartais norėtųsi, kad tas būtų barškėjimas. O pas patį gerai. Ibrazas sakė, Rigida, hardtailas, o pas patį kas? Aš važiavau su hardtailu, su amortizatoriumi ir su droperiu. Eksvorsas? Taip, su esvorksu mėlynu.
Svarbus spalva, faktas. Taip, kadangi mėlynos spalva yra svarbiausia. Greičiau važiuoja, kiek vatų taupai ant mėlynos. Nu, va, čia greitas nusileidimas, labai šitas fainas ruožas. Eik tu savo čia. Aš jau sunkiai stebiu, ar čia vakaras, ar čia kas. Šiaip būtų įdomus dalykas, kad gal išeitų su Garminu sujungti, kad matytųsi greitis. Tai va, būtent, pamatysim, kad matytųsi greitis, nes dabar tai nematom patys, nes nežinom, ar esam tiek advanced Tomas Bambulavičius linkėjimai. O kur Tomas? Nebuvo? Po Tomo nebuvo. Šviskėsis ten pausin. Sirgis, tai sakė, šitose varžybose dar nedalyvaus, o toliau matysim. Tai kur tas Ambrasas vėl minės, Maiva? Matosi, va ten koks pusę minutės. O Manikas yra? Kur Manikas? Maniko nėra. Tu kur Manikas dingo? Manikas... Išpurtai Maniką? Manikas kažkur už nugaros. Bet nealsuoja niekas tau dabar į nugarą? Ne, nieks. Aš kai ten apsisukom, nuo tada praktiškai visiškai vienas ir laikiau kardaną. Okay. Tai va, pravažiavom jau 17 beveik minučių. Pakilom į tokią... Pirstuką, kalniuką, kažkokį griovį čia? Tokią aikštelę ir tarp medžių. Tai čionai, kaip sakoma, arba telpi tarp medžių, arba ne. Tai kadangi iš vakaro įsidėjau abu kamščius į vairą, tai po varžybų vėl buvau be kamščių. Ant tiek siauro? Tai nežinau, kažkaip su tais kamščiais tai problema. O kaip pas tave? Griovys. O kaip pas tave plotis šito? Vairo? Man rodos 7,6 gal. Platus vairas. Palyginus. Buvo, o gal 7,8, dabar negaliu pasakyti, bet tikrai... Su kamščiai 7,8, be kamščiai 7,6 žodžiu. Platokas vairas. Ambraso dar nedagyjai. Dar nepavėjai, ne? Bet šitoj lygumoj jis turėtų pasimatyti, va dabar mes būsim pravažiavę virš 17 minučių. Linkėjimai Ambrasui. Nu, va ten matosi koks, pusę minutės tarpas. Na. Ok. Ir ką, tada dabar 2 ratus susikabinę? Iki pat finišo susikabinę varysit? Po to taip, važiuosim kartu, pasivysim elektriukus ir kitus. Pamatysim vaizdo įraše. Tada džempinam į priekį. Tada ir pakomentuosim, kaip sakoma. Okay. Tai pravažiavom finišą 21 minutę 45 sekundės. Pasukus į dešinę stovėjo mano senelis Edmundas Pacevičius. Paklausiau, kiek žmonių priekyje. Tai buvo tik tai vienas žmogus, nes kadangi ten grybą nupjovėm su Maniku, tai nežinojau, kiek yra žmonių. Tai buvo labai aktualus dalykas. Jo, ir gerai, kad yra toks žmogus, ne, kuris supranta ir gali paklausti, nes šiaip tai važiuotum, be informacijos. Nežinodamas, Jo, nes, kaip sakant, mes ten tikrai per tiek laiko galėjo, neaišku, kiek praleistų žmonių. 2-3, jo, galėjau minimum. Tai kelmas koksai. Ten akmenis buvo, tarp akmenų reikėjo tilpti. Ir švaistyglių nepalikti tarp akmenų, okei. Tai kiek sukilimo buvo? Sukilimo gavosi 955 metrai. Gerai, tai kur tas Ignelio? Gal tada biškutį toliau. Apleido jėgos matyt. Bet aš, kai rašiau postą liktis į pabaigą rato, o čia plius minus dar tik tai vidurys. Bet pamatėm užpakalį, atrodo, kad jau jau čia šalia, žinai, tai dėl to šokam. Jo, buvo tarpas tik tai koks 10 sekundžių, nes jis paskui paėmė, o aš jau prie... Jo, ar tu matai užpakalį ir tu norisi greičiau patyti, ne, Šarai, bet ką rekomenduot, kad nereiktų drožti savo, fotografas, nereiktų drožti savo turbinų, kad pasivyt per negaliu, nes vis tiek čia yra NTB, čia yra vienvėžiai, čia yra valdymas. Dar yra laiko. Čia ne plentas, čia nepasėdėsi ant rato. Arba tu važiuoji. Arba turi iš ko, arba neturi iš ko. Ir vienvėžiai, kaip Hebra sako, ką, geriau biškį priekį, neišvažiuoti, savo tempą laikai vienvėžiai. Tai priklauso su ko važiuoji, tai čia... Taip. Jeigu aš priekį, tai ar su elektriniu dviračiu, šikna, užstoju viską,
kur pamatysim jau labai netrukus. Tai gal net paleisim, kaip čia, žiūrėk, užkalbėsim, bet ten nėra ką užkalbėti, ten viską tu pamatysit. Ten net nėra ką komentuoti, nes čia mačiau Facebook'e pakomentavo, tai net neverta veltis į tas diskusijas. Ten, kadangi važiavau pirmą kartą, galima sakyti, su kamera ir pirmą kartą darau tokį video, tai ten viskas labai aiškiai ir viskas pasakyti. Su įrodymais, kaip sako. Čia, kai mes dabar duosime policiją, dėsim. Karma Experiments e-Police. Watch out. Ambrazelis vėl, žiūrėk. Ai va, jis ten, ne? Jo, Ignelis. vėl koks padidėjo tarpas, gan nemažai. Už tavęs nieko iš čia taip dviese ir mūčinatės. Na ir tu atvažiuos elektrinių dviračių vairuotojai. Tai galėtų atskirti, jo, galėtų šitus vyrus rekomendaciją neatskirti, kaip ir kalbėjom. Tai gali ar atskirti, arba tiesiog, kad su mandagumo požymiu, kad atvažiuoja. Ne, tai organizatorius, aš žinok, suprantu, jie vis laik akcentuoja, tu čia, žinai, tai sakyk nesakęs. Kalsi, tai vieną gal išgirsi. Nes man tai būdavo prikolas. Kitą kartą galima ir nukristi trasos. Tai, tai čia faktas, ten, žinai, gali taip sumaišyti, kad tave gali išversti ir tau gali lūžti ten ratas, ranka, whatever. Taip, bet ir pats elektrinis gali nukristi. Būna visko gyvenime. Yes, čia geras džempas, kai čia toks. Va, ir į šitą įkalnę, kiek pamenu, lygtais. O gal į sekančią dabar. Ne, nesmė, bet pasivysi Igną. Čia sakau geros įkalnės. Čia ratas, kažkaip padanga buvo. Jo, ten mašinas padanga. Vidury miško, okei. O tu čia bėgai dabar tuo pasakai? Čia važiuoju. Iki pat viršaus važiuosiu ir maždaug 2-3 metram liksiu, nušoksiu, va, toj matysis. Okay, čia... Va, čia nušokau. Aha. Nes va, čik užlipu. Tas tavo čik. Bėgte. Čik, tai tau yra gerai, tu išmokęs šitą čik, nes aš tai būdavo, jeigu nulipu, viskas, man raumenų būtent. Raumenų traukimas ir ten visi kiti galai atsisako. Nu va, Igną matom. Na va, ir čia jau po biškį į pabaigą, kaip sakoma, trasos einam. Gerai. Galim, man rodos, prasukti biškutį. Bet ne, paklausiu dar klausimą. Greitai vieną. Padangų kokybė, padangų pasirinkimas čia buvo svarbu šitoje trasoje? Ar jau tu, aišku, tu atmušęs savo rankelę? Ai, dabar tai mišriom važiavau, tai čia... Nu, ką reiškia mišriom, vasarinėm ir žeminėm? Kaip sakant... MS-ais pasikeičiau žieminį orą. Ne, prieki buvo pas mane švalbė, o gale fastrakas. Gerai, kiek puti? Dar legendinis klausimas. Oi, neprisimenu. Iš pojūčio, ne? Kadangi padangas naujas dėjausi, tai daug buvau prisipūtęs, o po to nusileidau. O šitiem vyram respektas. Šitie ne elektriniai. Jie savo jėgom mina, jie supranta. Jie stovi, nemina šarai, jie stovi. Jie geria. Nes jiem užpilto žvakės ir visi kiti galai. Aš jas puikiai suprantu, vyrai, bet šaunuoliai pasitraukite iš Vienvėžio, nes jie supranta, va būtent. O tas vairuotojas nesupranta, bet ne visi yra blogi. Ne, čia tik tai kol kas... Iš 101. Kiek esam susidūrę, nebuvo nei vieno. Čia va pirmas toks atvejis, kada, kaip sakoma, pasitaiko. Pasigavom tokį. Nu tai... Bet pasirodo, jisai yra probleminis, kiek organizatoriai pasakė ir su juo ne pirmas kartas. Supratau. Ir kitose varžybose taip pat. Pamotyvuosi ateity, pažiūrėsim tai. Pravažiavom 44 minutės, 45 sekundės ir pasivėjom mūsų elektriuką numeris 27. Jisai čia, matot, kaip važiuoja. Na, jisai važiuoja varžybą savo, su kuo jis kovoja. Tarp medžių niekaip netelpa. Nu, čia dabar atrodo dar čia nieko, bet
Nu, va, gerai, kad susiprato, nes aš jam pasakiau, kad pasitraukti iš šono. Tai ačiū Pirmą Dievui. kartą suprato. Jo, susiprato. Vau, čia gerai prašau. Ir Ignelį, žiūrėk. Va, ir čia paimsiu aš jau Igną. Tai čia gavosi ne antro pabaiga, o trečio pradžia. Yes. Ir pagaliau čia šnekėjom, kad čia tu pavysi, tai trečiojo pradžioj pavijai Igną. Tai gavosi po 40... Apie 40 minučių pamatei vėl tu jį. Nu va, 45 minutės pravažiavom ir 45 sekundės. Ir va, mes važiuojam kartu. Raudonas spalva gerai vežė šitą etapą, ne? Nu, podiumas dominavo vien tik raudonos spalvos. Jo, šitų greičiausių linkėjimą Igno. A kur Ignas dabar? Komentarą parašė. Lietuvos. Nes jis ten buvo užsienį mokinausi. Ignai, kur tu parašyk biškį komentarą? Tai aš po varžybų lygtis komentavo, tai kad Šiauliai, Vilnius. Supratau. Tai va dabar biškai pastebėsim Ignelio važiavimą užpakalį, bet įdėsim visą full on boardą, tai galėsit, kas norėsit atsisukti ir visą Šaro triadą išklausyti į e-bike versus du ex-čempionai Lietuvos. Pala Ignas esamas čempionas kažkurios? Taip, XCO, jis tai čempionas. XCO čempionas Lietuvos, daugkartinis pavadinkim, nes ne pirmą kartą. Taip. Tu taip pačiai. Kelis kartus, net nebežinau, 6-5, jau nebeatsimenu. Viki pasižiūrėkim. Neatsimenu, bet žodžiu, yra 7 kartu sudėjus 8 whatever X čempionai, kad ir ne X čempionai, bet kur važiuoja dėl pirmos vietos ir kiti būna svarbesni negu tie žmonės, kurie važiuoja. Aš tai, pavyzdžiui, važiuodamas ten, tai va, šoko į krūmus man ir paploju, nes, nu, jau kad aš ten nulipau, tai reiškia, čia mane vejasi, nu, aš ten tikrai nesu tarp lyderių, tai atsistokit, paplokit, hebrytai, kurie taip juda ir pabandykit paskui jais išvažiuoti bent jau nuokalniai, jau įkalniai nekalbu, kad nepavažiuoti, bet bent jau va, su tuo e-baiku bent jau nuokalniai, o, pradžiai kaip Ignas. Oi, kaip gražiai čia dabar. Ilgai sėdėsim rato čia jam? Ne, kažkiek dar pavažiuosim ir turėčiau aš jį pakeisti. O tai kodėl nenori, tu sėdė dabar jam ant rato, tu man papasako. Aš dabar sėdėčiau ant rato ir valgyčiau, gerčiau, nu čia aišku nepavalgysi, nepagersi, bet vaikinai. Ne, čia medžiai. Medžiai, aš galvoju, jie čia tu. Jo, nes jeigu nebūtų tų ant kelio medžių, tai ten čia taip tiesiai. Žiauriai didelis būtų greitis Čia į šitą nuokalną. Nes ir tai buvo žiauriai didelis greitis. Ir tos medžiai tiesiai. Upelis ar kas čia ne upelis? Čia išplautas. Žodžiu, trasa žiauriai gera, tau pačiam alsavai, sakė senelis, ne? Pačiam dar jeigu trūksta, kaip sakėjai, to kiek procentų taip Šarai duotum savo, taip pat kaip judėjai? Oi, tokių dalykų aš nevertinu. Nu, gerai, kaip geriausiai jauteisi, tai čia minus 10-20 procentų. Kaip jau... Subjektyvu. Sunku pasakyti, jo, čia... Kaip politikui paklausimas, kiek uždirbi. Gerai, tai šokam į priekį, nežinau, kur čia nukeliausim, bet vedęs jau ratu. Šitai gražiai pasitraukti, nu pažiūrim dar čia. 3 žmonės. Nu va, bet jie mina savo hodu, kiek čia, KM 8 beveik. Jo, KM 8-40. Beveik KM 9, nu pasitraukė žmogus vienas liuksas. Tie du, manau, irgi bet ten kapoja neblogai. Iš tavo, žiūrėk, Maikė matyti, ne? Gajos, ne? Jo, čia Gajos Maikė. Buvęs kažkas iš Gajos? Gal dar ir yra, nieks nežino. Secret agent, bet aš šaunuoju, pasitraukė, nes jie patys supranta, kad čia, nu, tas pamaišymas, jaunimėlis, vaikai, su Lietuvos, vienam 100 apranga, filmuoja vaikas dviratų. Na, aš šaunuoju. Čia Eivinas irgi filmavo. Žulys koks? Jo, Žulys. Linkėjimai, gerai? Jo sūnus. Jo, žiūrėkit, Šaras netgi žino, tai yra respektas. Ok, jumpinsim tada į priekį kažkur, gal čia net tai va, į kalniuką aš ir šitą pievą pravažiuosim ir ten turėčiau jau kalniuką aš jį pakeisti. Čia labai ilgas vakaras, nusimatė, tikrai jumpinam. Ar tu pakeisi, tai to koks principas dabar? Čia tokios, manau, minutės, kada išvažiuosim. Tai gerai, bet dabar koks principas, kokia tavo galvoja, nu tai kas pas tave aš tai? Jokia taktika, draugiškai važiuojam kartu ir dirbam.
kiek aš galiu, tiek vedu, kiek jis gali, tai keis. Bet tu kaip sakėt, tai koks pontas vest, man pasakyti dabar čia? Nu, čia nes... Tai ar gražu visas varžybas atsėdėti ant rato ir po to finišę vaidinti dvyrį? Taip labai. Ne, nu tai čia nesportiškas dalykas. Nu, bet čia, kaip sakėjai, čia ant to rato, bet čia yra užuojas. O, MTB. Mūsų elektrinis atšoko, pravažiavo po 50 minučių 30 sekundžių. Jam pasikrovė? Jo. Ir iščaržinasi. Tai gerai, žiūrėk ant rato tau. Išvežinėja tave. Ne, mes čia abudu sėdim ant rato, jisai čia mus tipo ragino, o gerai važiuojat. Nors pėlina pats su elektra. Na ir va, prasideda bairį, mums pradeda stabdyti. Na gerai, onboard'e pasiklausysit visą triadą, kas čia Energus, apranga. Gerai pamačiau. Nu dar nusileido, Dieve padėk, nu dar nemaišo, tarkime, ne? Bet kuo, nu, nesuprasime su žmonių šiandien klausimas. Jis dabar va nuvažiavo, nu gerai nuvažiavo. Tai jisai čia į Kalniuką įvažiuos, po to stumsis ir teoriškai turėtų čia va šį aplenkti. O čia šitas Kalniukas irgi kurį važiuoja? Įvažiuojamas, bet čia 5-6 greitis ir į patį viršūnę aš neįvažiuodavau. Bet dabar mes tavo šit... Aš va čia nušokau, jis įstrigo, aš va čia jį apsilenkiau. Bernatorė kalėjo kamštis. Čia tilpom tarp dviejų kažkaip. Važiuojam toliau. Geras podcastas gausis, bet niekas nežiūrės. Nu, MTB žiūrės, nes dabar visi gravelį ir plente, bet... Čia sumaišiau, kad poskis bet nieko tokio, vėl įsilindė. Vėl įdūrė. Kaip sakant, elektriukas nuo kalno įsibėgėjo. Užkrovimo gavo, žiūrėk, iššovė. Nu tai čia su elektriuku. Aš suprasčiau, jūs važiuotumėte, jeigu for fun, nu tai čia all fine. Nu, aišku, jūs ir čia nėra Lietuvos čempionatas, bet nu vis tiek parna, ne, kai tu vis tiek stengiasi ten paskutinės jėgas atiduodi. Ne, tai čia labiausiai yra tas, kad labai ant nervų groja. Jo, va tas, suerzina tiesiog. Tai mes jį va čia va jau paleidom ir pasidarėm gan didelį tarpą, kad kaip ir rašiau... Saugų tokį. Nu, kaip ir rašiau postę, kad pasidarėm tarpą, kad negrotų per nervus ir kadangi Ignas prieš tai su juo irgi turėjo reikalų, tai taip ir važiavom. Nu, linkėjimai su reikalų su čempionais turėjo dviratininkas. Tai... Linkėjimai, net ką daugiau čia išsakyti, čia visi suprantam, kas mina dviračius, čia yra tragedija. Tai tikėkime paleist tuos e-baikininkus atskirai, su mėgėjais. Arba tiesiog kažkokias sugalvos. Bausmės, finansinės. Geriausiai veikia bausmės finansinės. Arba neleidai startuoti porą etapų. Nu, prasme, čia jau organizatorių sprendimo žodis, ne mums, bet viską mes matėme ir onboard'e viskas kitas matosi. Taip, per varžybas ten net buvau pakomentavęs, pasakiau organizatoriam, kad va jisai kaip daro ir pasižymėjau. Nu, tu pamatys video. Tai čia... Jo, ten buvo labai viskas gražiai pasakyta ir bus pamatyta. Okay. Tai dabar mes jau pravažiavę valandą ir 22 minutės. Ignas truputėlį toliau nuo manęs, aš jau pasidaręs tarpą nuo jo. Nu ir kaip vaizdo įraše matome, pasivėjau mūsų draugą elektriuką, kuris baisiai nenori niekur pasitraukti. Bet kaip sakėjai, dar off-record, jis labai erzina ir nervuoja, dėl to ir pasidarė biškį tarpą. Ne, nu tai dabar aš galėčiau greičiau leistis, bet jisai stabdo. Nu taip, tai dabar tave Ignas... Dabar va... Vos pralendai čia, rizikingai. Kai eini dėl pirmos vietos... Nes čia mes šokam jau į pabaigą, viskas, valanda 22, čia už kiek, čia už 6 minučių finišas. Taip, čia jau nedaug lieka iki to finišo ir kaip sakant, tu jau ir taip maksimaliai atkalęs, nes ten visas varžybas vėjaisi. Ir ten, nu dabar čia kiekviena ta sekundė yra, nu žiauriai brangi. Aukso vertės, kaip sako. Aukso vertės.
Nes ir tie maišosi šiek tiek, vis tiek, negali sakyti, kad jie, ir aišku, dėkui, kad pastraukėt kiti, bet čia jų nekaltė, kad jie maišosi iš pirmo. Ne, tai čia viskas tvarkoja, kaip sakant, jas pasiėmė ir apsilenkė. Jo, šūktelį, čia dar kokią sekundę prapylė. Čia daug gal apsilenkiau, nes jisai po to dar per kairę lenkė ir... Tai. Bet kažkaip apsilenkiau. Gerai, kad dar tiks mažesnis, bet Nu dabar, kai tas platus vairas, tai taip visur labai siaura pasidarė. Dėk siauresnį, bet valdomumas tada nesumažėjo, dėdį siaurą nepatinka pačiam. Kažkaip visi jau su tais panašiais važiuoja, tai... Nu tai gerai, dabar kažkur ugnelės atėjo. Tai teoriškai jisai jau turėtų gal net ir ant rato sėdėti arba biškutį vėliau, kai pasivysiu Gerai, paklausom, tą grupelę. kur čia gal alsuoja. Kaip matom, vaizdo įraše pravažiavom 1:25, tai jau Ignas mane kaip ir pasivyjęs, sėdė ant rato. Bet čia turbūt alsavimas tavo? Alsavimas turėtų teoriškai girdėtis, kad užpilta normaliai. Pasivėm 2 varžovus. Nu ir va, kaip ir minėjau, atsisėdo mergaitė ant rato ir buvo labai gerai paskui ją važiuoti. Nes jau buvo užpilta, sakoma, iki viršos. Nu ir Ignas per kairę. Tada pagalvojau. Reikia skelt šikną, bet... Bet jau, kaip sakant, batareika išsikrovė. Elektrinis pasiėmė tau batareiką. Nu ir va, paskutinis posūkis. Igneli, palauk, kur tu narūkai, nu. Nu va, pakilimas šitas ir čia jau toj posūkėlis ir viskas. Po to bus vaizdo įraše stovės mano senelis. Ten labai viską aiškiai pasakysiu. Kaip ir kas. Žvakės išpiltas, ne? Nu, nesimato dabar čia ne? O, priekį jeigu mes jo, iš kur kokius 10-15 sekundžių, ne? Čia maždaug taip. Čia daug nereikia. O tai kad dėl ko užpiltas žvakės tiesiog baigėsi batarkė? Nu tai vijausi virš rato ar kiek ten, nu ten laiku nepamenu, bet daug vijausi. Ilgai vijausi. Nu, matosi, kas norės galės paskaičiuoti. Jo, tingim skaičiuoti, bet anyways ilgai vijausi, sudeginai šovinių va senelis. Viskas išsikrovė batareika. Paklausom. Nu tai tą patį pasakė, iš principo. Nu tai taip pasakiau, taip kaip yra, nu ir ką čia. Ir jisai suprato iš jokius kiek, nuo gimimo, tu su juo, tai suprato iš pusės žodžius, ne? Tai va, praktiškai čia, nu praktiškai nieko nelik iki finišo. Ką prašokam, nu jau čia to ir net ir, sakant, neinteresuotas lenkti. Net nesistengia, ne, jau čia visą. Rėdėt. Važiuoji, kad pasiekti finišą. Tai savo atrodo, čia tik važiavai, ne? Ir va, taip išsikrovė, taip nelaiku išsikrovė.
Nu, kai tiek daug sirgau, antibiotikai, Atidėjai, tai visa kita, tai čia... Čia labai, kaip aš sakau, labai geras rezultatas įvertinus viską. O, medaliai, žiūrėk, medalis! Nereikia atsivažiuoti, kad nesutrauktų kojų ir visą kitą biškį atsikvapoti, nes po to užsilenkti galima. Nu jo, bet žiūrėk, čia niekur nuvažiavai. Prasipedaluoti. 2 žingsnis nuvažiavai. Nu ką, valanda 27 ten mačiau rezultatus oficialiuose, ne? Nu fainas, žiūrėjai, smagu, kad taip vat atvirai, o pasignelį sveikinimai Ignui Ambrasui, laimėjo jaunimas, aišku, jau patyręs, žiūrėk, ir Manikas toli. Iš jų komandų. Čia iš Rilbinso, supratau, tai su Igneliu aptarimas. Kažką šnekam. Kažką gero, kažką blogo. Tai ačiū, kad buvot su Karma Experiments ir Laikyk Kardaną ir Šarūnu Pacevičium. Linkėjimai ir tikėkimės daugiau tokių video. Šarai, ačiū tau už komentarą šitą sekmadienio vakarą. Už atvirumą. Kaip sakoma, jau sekmadienio naktis. Naktis ir... Laikas pasuktas, tai iš vis. Dedam batarkės ir laikom Kardaną. Gerai, dėkui už viską. Už viską. Ką, jeigu pavyks, pabandysim gal dar užsidėti kamerą. Gerai, bandom. Gerai, Čiau, dėkui Tadai. Čiau, Šarai. Iki.